Sveiki visi. Norėčiau pasidžiaugti, pasidalinti savo laukimu. Mums jau pabaiga, šiandien yra terminas, tai kaip gydytojai sakė, laukit, šiandien ryt po ryt jau bus. Tai labai laukiam, labai džiaugiamės ir labai džiaugiuosi aš asmeniškai, kad atvykau čia į šitą terapiją šokio judesio. Iš pradžių labai skeptiškai tai žiūrėjau, nes tai buvo mano pirmi užsiėmimai. Tikrai nežinojau nei kaip, nei kas ir galvoju, svetimi žmonės, kažkaip kalbėti gal nelabai dar, bet pagalvojau taip, pabandyk, nieko už tai nebus, pabandyk, nueik pasižiūrėk, gal patiks. Tai iš tikrųjų aš po pirmo užsiėmimo, kai išėjau, aš iš tikrųjų buvau tokioje euforijoje. Aš visą dieną kažkur skraidžiau, kitą dieną man irgi kažkoks buvo tas skraidimas, iš tikrųjų labai džiaugiausi. Ir po poros dienų tu vėl galvoji apie tai ir tu jau lauki to kito užsiėmimo. Tai su tais užsiėmimais, kas man labai patiko ir kuo aš džiaugiuosi, tai man labai padėjo čia, galvoj susidėlioti viską. Nes man pats gimdymo procesas, visas tas gimdymas, tas visas periodas buvo toks, galvoj sudėtingas, labai bijojau, nežinojau, kaip ką daryti, kaip kas bus. O čia šitoje terapijoje tiesiog išmokino lengviau viską žiūrėti ir gyventi paprasčiau tiesiog, kad negalvok apie tai, kas bus blogai, galvok apie tai, kad bus gerai. Ir tos mintis tokios, persikreipo iš tikrųjų, pas man ir gyvenime šiek tiek pasikeitė. Tas gal grįžti namo, galvoja, čia reikia tą padaryti, tą. O iš kitos pusės, nėra čia privalu, neturi visą tą daryti, čia ir dabar, ir čia bėgti, ir lakstyti, ir panašiai. Tu gali sau duoti laiko, leis sau pailsėti, leis sau pagulėti, jeigu tu nenori kažko daryti. Kažkaip mintis visai susidėlioja ir visai pasikeitė. Ir aš tam labai džiaugiuosi, kad man svarbiausia, čia, kai galvoju viskas susidėlioja, tada ir gyvenimas pasidarė paprastesnis. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi, terapeutai nuoširdžiausias dėkui, tikrai ačiū labai, labai ačiū.